penktadienį, kaip buvo tikėtasi, o mažiausiai parą vėliau. Ramunė Vancenė pasakoja, kad krovinį visur lydi minios smalsuolių. Skuodiškiai, kurie dėl gabenamo reaktoriaus buvo likę be elektros, juokauja, kad prie krovinio susirinko daugiau žmonių nei į atlaidus. Darbininkai nurenka papildomas sutvirtinimo konstrukcijas nuo tilto prie Skuodo. Tiltų naktį pravežtas didžiausias Lietuvos istorijoje krovinys. Tiltas buvo sustiprintas. Krovinį pravežti. Nuvažiavo krovinys toliau, šitą ardomą ir vešim į kitą vietą statyti. Kiek tiltų jau teko išardyti? 4. Pastatėm 4 išardom. Didelis, o dar yra pavieniai krožiai, mažiukus. Iš Skuodo aplinkelio reaktorius išgabentas vėliau nei planuota. Turėjo 5 vakare jį startuoti, bet kadangi buvo labai blogos oro sąlygos, nes buvo didelis karštis ir asfaltas buvo įkaitęs iki 45 laipsnių temperatūros, bandė įvėsinti, pylė ir vandenį, ir su druska čia jie pylė ir vandenis pylė, bet jiems nieks nesigavo, tai gavo lauko, nukris oro temperatūra, kad galėtų išvažiuoti. Tai vis išvažiavo 9 val. Vakare. Bet net karštis skuodiškių nuo neįprasto reginio nesulaiko. Bėga visi čia kaip ar šventi. Atlaidus tiek nebuvo žmonių kaip čia. Kad čia pat gyvent buvo, išbėgus pasižiūrėti. Tik dėl atjungtos elektros kai kurie purkštauja, ypač ūkininkai, nes be šaldytuvų pienas karštyje gyšta. Kiti sako, elektros vos porą-trejetą valandų neturėję. Energetikai tvirtina, kad dėl neįprasto karščio krovinio gabenimo tempas sulėtėjo. Dėl to jie perplanuoja atjungimo ir pajungimo darbus, bei pritraukia papildomų žmonių, kad darbai vyktų kuo operatyviau. Šiandien vakare elektros laikinai neturės 150 vartotojų, o iš vis kol krovinys keliauja kone 3000. O čia 9 reaktoriaus stovėjimo aikštelė. Platforma su reaktoriumi už Skuodo ties Aleksandrija, nors laukia daugiau nei 30 laipsnių, smalsuolių pilna. Kaip krovinys atrodo? Įspūdingas. Čia tikras yra gyvenė, nematysiam tokių. Iš kur jūs atvažiavot pasižiūrėti? Iš Telšių atvykau pasižiūrėti. Ir kaip? Na, įdomu. Tokį dalyką nesamatė. Pasižiūrėti įdomu. Iš Anglijos atvažiavot? Taip, iš Anglijos. Krovinio pasižiūrėti. Nu, pro šalį važiavom, Saulėgrąžų lauką mes važiavom pasižiūrėti iš tikrųjų. Čia labai gražus Saulėgrąžų. Kaip jums tas? Nu, įspūdingai atrodo. Įspūdingai. O kas įspūdingiausia? Nu, tas dydis gal sakyčiau toks, va. Didelį galia tokia. Kai kurie sako, norėjo pamatyti, ar tikrai krovinys kaip 4 aukštų namas. Kiti ratus nutarė suskaičiuoti. Netikė, kad jų net 704. O tai svoris, kaip sakos, iš viso 2200. Tas krovinys 1,5. Nu, kaip sakyti, istorinės žinias pasakau, ką sužinojau. Na va. Nebandėt skaičiuoti ratų? Ne, to eisim su Sofija. Smalsumas atvedė pažiūrėti istorinis krovinys Lietuvoje, tai labai įdomu. Vakar iš ryto važiavom į Skuodą, kai stovėjai pasižiūrėjom ten, o vakare, kai vyko, jau važiavom netoli Skuodo pasitikom. Žiūrėjom, bet kažkas buvo atsitikę, tada nevažiavo tuo momentu ir mes jau nebelaukim, kada pradės važiuoti. Tai dabar 3 kartą? Dabar 3 kartą, o vakare atvažiuosim 4 kartą, kai pradės judėti. Apsaugos darbuotojai vos spėja per daug susidomėjusius vaikyti. Nu, turi laikyti atstumą, prie įrenginių nesiliesti. Nes nežinos. Didelis kaina viskas. Atsakingai reikia elgtis su žmonėms. Šioje vietoje stoti nebuvo planuota, bet karštis planus pakeitė, o sekmadienio vakare krovinys buvo įstrigęs po lietaus pažliugusiame žvyrkelyje Kretingos rajone. Erlėnų slėnis dėl aukštos įkalnės ir durpingo grunto laikytas sudėtingiausia istorinio maršruto atkarpa. Traukiant įstrigusį krovinį teko kloti metalinės plokštės. Ir šį vakarą krovinys iškeliaus vėliau nei planuota. Taip, labai priklauso, kada nukris lauko temperatūra ir atvės kelio danga, kadangi minkštėja asfaltas. Planuojama apie 9, bet aišku, situacija vakar planavome apie 7, bet pajudėjo 9. Tai žiūrim pagal situaciją, komanda žiūri, kad būtų saugu gabenti ir tada išvažiuojate. Žaliavos likučio konversijos įrenginio reaktorių gabenantis sąstatas iš viso turi įveikti 145 km. Sąstatas juda itin lėtai, daugmaž kaip eina pėstieji, vidutiniškai 3 km per valandą greičiu. Ir kad kelionėje randasi trukdžių, esą nėra vėlavimas. Su kompanija Mamut Baltic sutarta, kad atgabens per 20 dienų.
Tai dabar turime 11, ar ne? Optimalus grafikas, kurį skelbėm, tai buvo, kad penktadienį atvažiuos. Tikriausiai penktadienį neatvyks atvažiuoti, nes vis tik oras daro įtaką, bet manau, iki pirmadienio gamykloje tikrai bus. Kad galėtų vežti reaktorių, praplatintos kai kurios sankryžos, nuovažos ir keliai. Jie sustiprinti, sutvirtintos sankasos, rekonstruoti tiltai. Ir jeigu kas bus apgadinta, žalą numatyta atlyginti. Ramunė Banzienė, Eimantas Kachlovas, Skuodo rajonas.